Sveiki, su jumis aš Andrius Džespeks ir jūs jau sužinojote, kaip naudotis Twitch platformą bei padaryti pirmąją transliaciją ir išsaugoti jos įrašą. Deja, šioje platformoje transliacijos vaizdo įrašas bus pasiekiamas priklausomai nuo paskyros variantų nedaugiau 14 ar 60 dienų. Todėl, norėdami turnyro ryškiausias akimirkas išsaugoti ilgesniam laikui, vaizdo įrašus turėsite perkelti kažkur kitur. Tam puikiai tinka YouTube platforma. Joje patalpintas įrašas išliks dešimtmečius, tai yra tol, kol gyvuos pats YouTube, ar kol šio turinio nepašalinsite patys. Taigi, dabar ir aptarsime, kaip jau įrašyta buvusios vaizdo transliacijos medžiagą galima redaguoti Twitch platformoje. Įrašus grupuoti į grupės, atsisiųsti juos į savo kompiuterį ar patalpinti YouTube kanale. Pabaigoje duosime ir kelis patarimus tiems, kurie nori išmėginti streamerio duoną. Norint pamatyti visus jau išsaugotus Twitch platformą įrašus, reikia nueiti į Creator Dashboard sritį Content ir pasirinkti Video Producer. Čia esantį vaizdo įrašą galima redaguoti, duoti jam pavadinimą, aprašymą bei pasirinkti kadrą, kuris bus rodomas kaip šio įrašo paveikslėlis. Panašiai kaip ir anksčiau aptartoje Discord programai, įrašo aprašymo lange Description tekstą galima suformatuoti naudojant nesudėtingą Markdown žymėjimą. Pavyzdžiui, jeigu vieną žodį norime paryškinti, tai yra padaryti bold, jo priekyje ir gale reikia parašyti po 2 žvaigždutes. Šiame lange tokio formatavimo nesimatys, tačiau jį matys Twitch transliacijų žiūrovai. Kartais mūsų nedomina įrašo pradžia ar pabaiga. Pavyzdžiui, pamiršome laiku išjungti transliaciją ir tą dalimi įrašą reikia sutrumpinti. Norėdami tokį apkarpimą atlikti, Video Producer sąraše suraskite vaizdo įrašą ir paspauskite mygtuką Highlight. Atsidarys gana paprastas video redaktoriaus langas. Jame bus galima pasirinkti mus dominantį vaizdo įrašo segmentą. Šis segmentas bus rodomas kaip geltona juosta, kurios tiek pradžia, tiek pabaiga su pele galėsite pastumti į vieną ar į kitą pusę. Taip nustatę segmento laiko ribas, jį galėsite išsaugoti kaip naują trumpesnį įrašo variantą, kuris Twitch platformai yra vadinamas klipu. Clip. Šį funkcionalumą reikėtų panaudoti į vieną kolekciją sudedant visus to paties turnyro įrašus. Taip pat galima sukurti specialią geriausių kanalų įrašų kolekciją ir ją paryškinti vartotojams pasinaudojus Future Collections galimybę. Kolekcijai galima suteikti aprašymą, patalpinti jos nuorodą Facebook, Twitter ar kitose socialiniuose tinkluose, ar tiesiog gauti internetinę kolekcijos nuorodą, kurią galėtumėt pasidalinti su draugais ir pažįstamais. Atlikus įrašo redagavimą, jį galima atsisiųsti į savo kompiuterį. Tam Video Producer lange jį suraskite ir paspauskite piktogramą su 3 vertikaliais taškais. Atsidariusiame meniu pasirinkite Download. Priklausomai nuo įrašo dydžio, Twitch kažkiek užtruks jo paruošimui. Tuo metu matysite užrašą Preparing, tik tada, kai įrašas bus pilnai paruoštas, prasidės jo siuntimas. Į kompiuterį jis bus atsiųstas MP4 formatu. Jeigu norite, kad vaizdo įrašus būtų galima tiesiai eksportuoti į YouTube, prieš tai reikia atlikti Twitch ir YouTube sujungimą. Tai galima padaryti Creator Dashboard lange, pasirinkus Account Settings. Naujai atsidariusime Settings lange reikia surasti Connection skirtuką ir YouTube skiltyje paspausti Connect. Jūsų paprašys nurodyti Google paskyrą, su kuria jungsitės prie YouTube. Jeigu paskyros, kurią ruošiatės naudoti, nematote, pasirinkite Use Another Account. Taip galėsite suvesti kitos Google paskyros duomenis, Velys jūsų taip pat paprašys, jog patvirtintumėte, jog leidžiate perduoti informaciją iš Twitch į YouTube. Sutikite. Jeigu viskas įvyko sėkmingai, pamatysite, kad YouTube skiltyje atsirado YouTube kanalo nuoroda. Kairėje esanti balta varnelė žaliame fone rodys, kad sujungimas tarp sistemų šiuo metu veikia. Video Producer lange pasirinkite norimą perkelti YouTube vaizdo įrašą ar klipą. Paspauskite piktogramą su 3 vertikaliais taškais. Atsidariusime meniu pasirinkite Export. Dar kartą patikrinkite ir jeigu reikia, pakoreguokite vaizdo įrašo pavadinimą bei aprašymą ir paspauskite mygtuką Start Export. Aprašymą gali tekti koreguoti, nes YouTube nesupranta anksčiau minėtos Markdown formatavimo kalbos. Todėl formatavimo ženklus, pavyzdžiui, žvaigždutes reikėtų ištrinti. Didelių failų perkelimas tarp platformų gali užtrukti, todėl Twitch apie šio darbo pabaigą praneš elektroniniu paštu. Gavę laišką prisijungti prie YouTube paskyros ir pasirinkti Your Video skirtuką. Atsidarys YouTube Studio įrankis, skirtas dirbti su vaizdo medžiaga. Content skirtuke ir surasite iš Twitch atsiųstą vaizdo įrašą. Taip, įkeltą vaizdo įrašą galėsite matyti tik jūs patys. Norėdami pasidalinti su juo su visa YouTube bendrija, parametrą Visibility pakeiskite iš Private, toks variantas bus pagal nutylėjimą, į Public. Užėjus pelytę ant pasirinkto įrašo atsiras meniu su piktogramomis. Paspaudus pirmąją pieštukų pažymėtą piktogramą, pateksite į to vaizdo įrašo parametrų redagavimo režimą. Ten bus ir internetinė įkeltų įrašo nuoroda, kurią galėsite nusiųsti visiems norintiems pažiūrėti įrašą YouTube aplinkoje. Kai YouTube įkelsite daugiau įrašų, galėsite sukurti jų sąrašus, playlist ir įrašus juose tvarkingai sudėti. Beje, jeigu norime talpinti ilgesnius nei 15 minučių vaizdo įrašus, YouTube paskyros savininkas turėtų būti autentifikuotas telefonu. Jei tokia autentifikacija anksčiau nebuvo padaryta, tai galite atlikti studijo aplinkoje pasirinkus Settings, Channel ir Future Eligibility ir paspaudus ties Intermediate Futures užrašu esančią varnelę. Šiai sričiai įsiskleidus pasirinkite Verify Phone Number.
Į Google paskyros nurodytą telefono numerį ateis SMS žinutė su 6 skaitmenimis, kuriuos reikės suvesti programos lange. Praeitose pamokose jau minėjome, kad žaidimų komentavimas bei jų transliacijos gali tapti ne tik hobiu, bet ir pajamų šaltiniu ar profesija. Kadangi tuo profesionaliai užsiimu jau virš 5 metų, duosiu keletą patarimų pradedantiems streameriams. Norint pradėti komentuoti e-sportų žaidimus, be abejo reikia vaizdo kameros. Tačiau nebūtina iš pradžių turėti labai kokybišką ar daug kainuojančią. Transliacijos metu didžiąją laiko dalį pagrindinėme lange matysis žaidžiamo žaidimo vaizdas, o komentatorius ar žaidėjo veidas bus tik mažame ekranėlyje. Žymiai svarbiau nei vaizdo kameros techniniai parametrai yra pasirūpinti geru apšvietimu. Visai neblogai būtų turėti ir antrą monitorių. Pagrindinis būtų naudojamas tik žaidimui, o antrame atsidarysite Twitch Studio ar Creator Dashboard aplinką. Joje būtų galima stebėti, kaip vyksta transliacija, kokie klausimai užduodami pokalbių kanale ar net jį moderuoti. Kita vertus, vietoj antrojo monitoriaus galima sėkmingai naudoti planšetę arba net telefoną. Žmonės, baimindamiesi, ką apie jos pagalvos kiti, prieš vaizdo kameras dažnai susikausto. Elgiasi nenatūraliai bei stengiasi būti kitokiais, geresniais nei yra iš tikrųjų. Tai vargina juos pačius, o žiūrovai šį neautentiškumą greitai pastebi. Nemažai populiariausių streamerių sako, kad sėkmė jos aplankė būtent tada, kai jie nustojo vaidinti, tapo savimi ir ėmė nuoširdžiai bendrauti su auditorija. Profesionalus streameris ne tik transliuoja žaidimus, bet kartu kanale ir kuria bendruomenę. Jei norite į savo kanalą pritraukti daugiau žmonių, pagalvokite, kuo jis bus unikalus. Darykite ir rodykite tai, kas jums labiausiai įdomu ir kas jūs pačius labiausiai užveda. Svarbu rūpintis savo reputaciją bei laikytis Twitch etiketo. Pavyzdžiui, nedėrėtų kito žmogaus kanalo pokalbio erdvėje reklamuoti savojo. Konkuruoti turime turiniu, o žiūrovai patys nutars, kokį kanalą rinktis. Neteisinga manyti, jog visi į Twitch kanalus jungiasi vien norėdami išmokti geriau žaisti kokį nors žaidimą. Žmonės čia nori bendrauti bei pasikrauti gerą nuotaiką. Todėl transliuojant labai svarbu yra tinkamos atmosferos bei nuotaikos kūrimo aspektas. Labai svarbu yra pastovus vaizdo transliacijų grafikas. Žiūrovai turėtų žinoti, kada ateiti į kanalą. Jie labai nusivils, jeigu numatytų metu transliacija neįvyks, todėl kitą kartą čia gali ir nebeužsukti. Twitch rekomenduoja, jog streamerio transliacijos turėtų vykti bent jau kelis kartus per savaitę. Beje, Twitch turi nuosavą emoji leksikoną, kuris yra plačiai naudojamas jo pokalbio erdvėse. Emoji galima pasirinkti iš grafinio meniu, bet dar lengviau į kanalą tiesiog parašyti jo pavadinimą. Šis tekstas bus automatiškai paverstas piktograma. Pavyzdžiui, parašius Hey guys, ekrane išvystė merginos su pakelta ranka emoji. Tai neformalus pasisveikinimas, naudojamas prisijungus į kanalą. LOL parašyta didžiosiamis raidėmis, tai Laughing Out Loud emoji versija Twitch aplinkoje. O What Face naudojamas norint išreikšti nusistebėjimą, šoką ar pasipiktinimą, pavyzdžiui, kad transliacijos garsas yra per didelis. Žinotina, kad Twitch griežtai laikosi autorinių teisių apsaugos taisyklių. Todėl jeigu nesate įsitikinę, jog tam tikrą muzikos takelį galima naudoti jūsų transliacijos metu, to nedarykite. Beje, jei mokote už Spotify internetinės muzikos platformos prenumeratą, tai dar toli gražu nereiškia, kad galite šią muziką neribotai transliuoti visam pasauliu. Spotify licencijuoja tik jūsų asmeniniam naudojimui. Twitch dirbtinis intelektas tikrina vaizdo įrašus ir suradęs autorinėmis teisėmis apsaugotą turinį, pašalina garso takelio fragmentą bei įteikia įspėjimą kanalo savininkui. Po kelių tokių įspėjimų kanalas gali būti uždarytas. Transliacijos muzikiniam fonui geriau naudoti muziką, kurios legalumu Twitch už mus jau pasirūpino. Tam reikia įsidiegti Soundtrack by Twitch programą. Jos atsisiuntimo nuorodą bei naudojimo instrukciją surasite ten pat kaip ir Twitch Studio programą. Deja, šią muziką galima garsinti tik gyvas transliacijas, jos negalima naudoti jūsų sukurtuose klipuose ar įrašuose ir siunčiamuose į kompiuterį vaizdo filmukuose. Daugiau patarimų Twitch turinio kūrėjai yra apsilankę specialiai jiems sukurtame Creator Camp internetinėme puslapyje. Jis pasiekiamas iš Creator Dashboard aplinkos paspaudus meniu mygtuką Creator Camp. Čia sudėta daug naudingos informacijos, kaip į kanalą pritraukti daugiau žiūrovų, kaip pritraukus juos išlaikyti, didinti kanalų populiarumą ir panašiai. Taigi, šioje pamokoje aptarėme, kaip įrašytus vaizdo įrašus galima redaguoti Twitch platformoje, juos grupuoti į grupės, atsisiųsti į savo kompiuterį ar patalpinti YouTube kanale. Pabaigoje išgirdote kelis patarimus, kaip tapti streameriu. Sėkmės!